Alto su barco. Alto su barco. Sustabdyk savo valtį. Tai Jungtinių valstijų pakrančių apsaugos pareigūnas, darantis tai, kas prieštarauja visai jūriniai logikai. Jis šoka iš greitai judančios persekiojimo valties per atvirą vandenį, tiesiai ant slidžios judančio povandeninio laivo korpuso. Jis turi tik 60 sekundžių praplėšti liuką, kol viduje esantis vyrai neatidarys vidinių vožtuvų ir tyčia nenuskandins milijonus dolerių kainuojančio krovinio į vandenyno dugną. Tačiau šis veiksmo filmo triukas net nėra beprotiškiausia visos operacijos dalis. Tai, kaip šis primityvus, kartelio pastatytas povandeninis laivas sugebėjo apeiti pažangiausią jūrų stebėjimo tinklą planetoje. Kad pirmiausia patektų čia, kažkur rytų ramiajame vandenyne, 100 mylių nuo sausumos, laivas praslysta per vandenyno bangas. Tai narkotikų kontrabandos povandeninis laivas. Viduje 40 pėdų arba 12 metrų ilgio stiklo pluošto vamzdyje yra 17 000 svarų, 7700 kg kokaino, kurio vertė beveik $250 milijardo. Ypač sunkiai aptinkami, šie sunkiai susekami laivai naudojami kartelių narkotikams gabenti dideliais atstumais, o dauguma jų pasiekia savo tikslą, niekada nebūdami pastebėti. Tačiau šis pateko į netinkamą vandens ruožą, kurį saugo Jungtinių valstijų pakrančių apsauga, ir dabar jis yra sekamas. Sugauti vieną iš šių povandeninių laivų gali atrodyti kaip paprasta perėmimo operacija, tačiau juos surasti iš pradžių yra tikras matematinis košmaras. Jungtinių valstijų kariuomenė valdo neprilygstamą sekimo tinklą, naudodama radarus, skirtus aptikti viršgarsinės raketas, ir palydovus, galinčius iš kosmoso perskaityti automobilio numerio ženklą. Tačiau kažkaip džiunglių kontrabandos sindikatas, naudodamas pigius stiklo pluošto korpusus ir dizelinius variklius, sugebėjo visiškai apeiti šią sistemą. Šiuos laivus sunku pagauti, todėl pakrančių apsaugos pareigūnai jiems suteikia pravardes, tokias kaip didžiapėdis arba baltasis banginis, nes juos labai retai pavyksta pamatyti gamtoje. Net ir turint pakrančių apsaugos galingus radarus bei stebėjimo įrangą, šių slaptų povandeninių laivų medžioklė kelia didelių iššūkių. Rytinė Ramiojo vandenyno dalis apima milijonus kvadratinių mylių, maždaug tiek, kiek visas žemyninis JAV plotas. Bandymas apsaugoti tokio dydžio teritoriją prilygsta kelioms policijos mašinoms, bandančioms patruliuoti visą šalį. Turint tiek daug vandens plotų, kontrabandininkams lengva praslysti nepastebėtiems. Ir tada yra pačios povandeninės valtys. Tai inžinerijos šedevras, net jei jų pavadinime yra žodis povandeninis. Šios transporto priemonės techniškai yra pusiau panardinamos. Inžinieriai jas sukuria taip, kad 90% jų masės būtų po vandens linija, paslėpta po bangomis, o vieninteliai dalykai išsikišantis virš vandens yra mažytė, stipriai apsaugota kabina ir oro įsiurbimo vamzdis. Povandeninių laivų viršus taip pat dažniausiai nudažytas mėlynai arba pilkai, kad susilietų su aplinkinėmis vandenyno bangomis. Rasti tokį laivą yra tas pats, kas rasti adatą šieno kupetoje. Jų žemo profilio dizainas ir stiklo pluošto konstrukcija suteikia jiems minimalų radaro atspindį, todėl kariniai kompiuteriai juos dažnai palaiko milžiniškomis bangomis. Be to, narkotikų povandeniniai laivai juda lėtai vandenyje, daugelis vos pasiekia didžiausią 10 mazgų greitį, tai yra 11,5 mylios per valandą arba 18,5 km per valandą. Nors tai reiškia, kad kelionė iki tikslo užtrunka kelias dienas, tačiau taip pat reiškia, kad jie juda tyliai. Galite patruliuoti atviruose vandenyse visą savo karjerą ir niekada nepamatyti ne vieno šešėlio praslystančio pro jūsų korpusą. Istoriškai pakrančių apsauga pagauna tik apie 11% šių laivų. Tačiau per šį konkretų reisą 2019 m. birželį kariuomenė sulaukė sėkmės. Įgula, susigrūdusi ankštose šio konkretaus narkotikų povandeninio laivo patalpose, manė, kad tai bus dar viena rami kelionė per vandenyną. Jie tikėjosi pasiekti savo tikslą nepastebėti ir nesužaloti. Jie nė nenumanė, kad aukštai skrendantis stebėjimo lėktuvas trumpam pastebėjo jų pėdsaką vandenyje. Kariniai aidaliniai neieškojo laivo formos. Jie naudojo jautrias infraraudonąsias kameras, kad sektų mikroskopinę šilumą, sklindančią iš povandeninio laivo dizelinio išmetimo į ledinį vandenyną. Kai lėktuvas užfiksavo tą šiluminę anomaliją, jis perdavė informaciją JAV pakrančio apsaugos komandoms. Kuteris Monroe liko už kelių mylių už horizonto, kad jų sunkiojo laivo varikliai nebūtų girdimi. Tuo pačiu metu greitai išsiuntęs sraigtasparnį stebėti iš oro ir 2 mažus perėmimo katerius laivo perėmimui. Pakrančio apsaugos pareigūnai turėjo prieiti prie povandeninio laivo kiek įmanoma slapčiau. Ir jie negalėjo prarasti nė minutės, nes lenktyniavo su laiku. Kartelio protokolas numato, kad jei įgula išgirsta artėjant karinį laivą, jie nedelsdami atidaro vidinius nuskandinimo vožtuvus. Tai greitai užlieja povandeninį laivą kartu su įrodymais ir milijonus kainuojančių krovinių, nugramzdindama viską į gniuždančias vandenyno gelmes.
Be to, kad rizikuoja paskandinti savo povandeninį laivą, kontrabandininkų įgulos dažnai būna ginkluotos. Tai pavojinga situacija, o pakrančio apsaugos pareigūnai turi vos kelias minutes, kad sulaikytų įgulą. Kai įlaipinimo valtys staiga pasirodo iš niekur ir priartėja prie povandeninio laivo, vienas ginkluotas pakrančio apsaugos pareigūnas šaukia ispaniškai: "Alto Subaco, sustabdykite savo laivą!" Jie nesustoja ir dabar pakrančių apsaugai nelieka nieko kito, kaip tik bandyti drąsų įlaipinimo manevrą. Ginkluoti pistoletais ir naktinio matymo akiniais, kurių, jie žino, prireiks norint matyti. Tamsiai apšviestame povandeninio laivo korpuse 3 pakrančių apsaugos pareigūnai nuslysta nuo savo laivo šono ir šoka tiesiai ant šlapio judančio narkotikų povandeninio laivo korpuso. Vienas iš įlipusiųjų pribėga prie liuko, daužo jį kumščiu ir įsako įgulai išeiti lauk. Taktinės pasalos šokas visiškai paralyžiuoja įgulą. Suprasdami, kad nebeturi jokių galimybių, kontrabandininkai atidaro liuką ir pakelia rankas į viršų. Jie neturėjo laiko sureaguoti ir verčiau nusprendė pasiduoti gyvi, nei rizikuoti žūti kartu su savo laivu. Operacija buvo pavyzdinė sėkmė. Buvo konfiskuota 17 000 svarų, 7700 kg narkotikų, 5 įgulos nariai buvo sulaikyti. Ir kariuomenė tiesiogiai ištraukė $250 milijardo iš kartelio kišenių. Valdžios institucijos manė, kad joms pagaliau pavyko užgniaužti Ramiojo vandenyno tiekimo linijas. Jos tikėjo, kad jau laimėjo. Tačiau ši lemiama karinė pergalė neužbaigė konflikto. Ji tiesiog įspraudė kartelius į kampą, priversdama juos žiūrėti į užrakintą Ramųjį vandenyną ir sugalvoti inžinerinį sprendimą. Tokį beprotišką, kad valdžios institucijos to niekada nesitikėjo. Jei karteliai negalėjo stumti savo povandeninių laivų į šiaurę per užrakintą, uždarytą Amerikos karinio jūrų laivyno tinklą, jiems reikėjo pasukti į rytus, jiems reikėjo kirsti Atlanto vandenyną. Narkotikų povandeniniai laivai paprastai keliauja tarp Pietų ir Šiaurės Amerikos, sekdami slaptus maršrutus iš tokių šalių kaip Kolumbija, Venezuela ir Ekvadoras. Per Ramųjį vandenyną arba Karibų jūrą link Centrinės Amerikos, Meksikos arba Jungtinių valstijų. Norėdama įveikti kelias savaitės trunkančią transatlantinę kelionę, povandeninio laivo įgula turėtų išgyventi 3500 mylių, tai yra 5600 km nenuspėjamo vandenyno, vengdama didelių komercinių laivų ir kovodama su giliomis jūros audromis. Visa tai, būdami įkalinti ankštame, savadarbėme vamzdyje. Atrodė, kad tai neįmanoma misija, tačiau giliai Brazilijos Amazonės džiunglėse, pasislėpę po medžių lajomis improvizuotoje laivų statykloje, karterio inžinieriai statė laivą. Sukurta būtent tam tikslui, jie naująjį povandeninį laivą pavadino Shea. Daugiau nei 21,5 metrų arba 71 pėdos ilgio, šis pilkai maskuojamas pusiau povandeninis laivas buvo įspūdingas įrenginys, tačiau jis nebuvo sukurtas galvojant apie žmogaus išlikimą. Norint perplaukti vandenyną, povandeniniam laivui reikia milžiniško kiekio kuro. Todėl kartelio inžinieriai į nešarvuotą stiklo pluošto korpusą prikimšo 5300 galonų arba 20 000 litrų degio dizelinio kuro. Tada jie turėjo sutalpinti krovinį 6600 svarų arba 3000 kg kokaino, kurio vertė gerokai viršyje $100 milijonų, kad visą tai būtų galima pervežti. Per 3500 mylių arba 5600 km vandens jie sumontavo galingą pramoninį dizelinį variklį. Kai buvo sumontuotas kuras, narkotikai ir variklis, beveik neliko vietos tikriesiems žmonėms, kurie turėjo jį valdyti. Įgula buvo priversta susispausti ankštame, klaustrofobiškame skyriuje, netoli laivo galo. James buvo tiek vietos, kad vienas žmogus galėjo sėdėti prie vairo, o 2 kiti galėjo gulėti ant grindų. Nebuvo nei tualeto, nei lovų, o tik viena oro ventiliacijos anga virš galvos, kad jie neuždustų. Jie buvo įkalinti uždarytame tamsiame karste, sėdėdami vos per kelis centimetrus nuo riaumojančio, neizoliuoto dizelinio variklio, kuris degino deguonį ir leido nuodingas išmetamasias dujas tiesiai į jų kabiną. Karteliui reikėjo įgulos, pakankamai desperatiškos, kad ištvertų šią psichologinę kankynę, ir jie tokią rado. Agustinas Alvarezas, 31 metų buvęs Ispanijos mėgėjų bokso čempionas, jam buvo pasiūlytas gyvenimą galintis pakeisti atlygis. Įlipti į čia ir kartu su 2 pusbroliais iš Ekvadoro perplaukti Atlantą. Jei jiems pavyktų pasiekti Galisijos pakrantę, šiaurės vakarų Ispanijoje, jie būtų aprūpinti visam gyvenimui. Taigi, 2019 m. spalio 29 d. jie už sandarinio liuką paliko Amazonės baseiną ir išplaukė į pavojingus atvirus Atlanto vandenis. Po to sekė 27 dienų žmogaus ištvermės išbandymas. Įstrigę savo mažame, dusinančiame skyriuje, 3 vyrai dirbo varginančiamis 8 valandų pamainomis. Jie turėjo išlikti itin susikaupę, nes vienas netikslus skaičiavimas galėjo juos nublokšti 100 mylių į tuščią vandenyno platybę.
Prasimaitinti jie turėjo tik buteliuose supilstyto vandens, šaltų ryžių, sardinių ir energijos batonėlių, o laive nebuvo jokios kanalizacijos. Kai reikėdavo eiti į tualetą, jie turėdavo naudoti plastikinius maišelius, kuriuos sukraudavo karštoje kajutėje. Diena iš dienos. Vyrai kentė nuolatinį, kurtinantį variklio triukšmą, įkalinti tamsoje, tarp šleikštų žalio dizelino, pūvančio maisto ir žmogaus atliekų kvapų. Ir tada oras pasikeitė. Beveik mėnesį trukusios kelionės metu šią laivą talžė 3 atskiros žiaurios vandenyno audros. Jie buvo užrakinti tamsioje, stiklo pluošto dėžėje, dustami nuo garų, kai tūkstančiai tonų siaučiančio vandenyno vandens mėtė jų laivą. Jie negalėjo iškilti į paviršių ir negalėjo išsikviesti pagalbos. Nepaisant viso to, jiems pavyko įveikti 3500 mylių arba 5600 km išbandymą ir pasiekti uolėtus Ispanijos krantus. Jų planas buvo laukti prie kranto, susisiekti su keliais vietiniais kartelio žvejų laivais, iškrauti kokainą ir tada atidaryti nuskandinimo vožtuvus, kad nuskandintų laivą į jūros dugną. Tačiau Atlanto vandenynas jiems buvo paruošęs paskutinis spąstus. Vandenys prie Ispanijos krantų buvo tokie audringi, kad mažos žvejų valtys negalėjo saugiai priplaukti prie povandeninio laivo ir perkelti narkotikų. Kritinių lygių baigiantis kurui ir nelikus kitų pasirinkimų, Alvaresas desperatiškai paskambino keliems seniems vaikystės draugams žemyne, maldaudamas juos atvykti ir padėti atgabenti kokainą į krantą. Tai buvo lemtinga klaida, kol Alvaresas ir jo įgula kentėjo tamsoje, tarptautinis žvalgybos tinklas sekė anomalijas regione. JAV, Jungtinės karalystės, Ispanijos ir Portugalijos teisėsaugos institucijos laukė, kol jie imsis veiksmų. Kai įgula pagaliau suprato, kad policija artėja, jie atidarė nuskandinimo vožtuvus, kad nuskandintų laivą ir šoko į ledinį vandenį, plaukti link uolėtos pakrantės. 2 ekvadoriečiai buvo suimti beveik iš karto. Išsekęs ir palaužtas kelionės, Alvarezas sugebėjo pasiekti krantą ir 5 dienas slapstėsi apleistame name, kol valdžios institucijos jį surado. Visi 3 vyrai buvo nuteisti 11 metų laisvės atėmimo bausme. Ir valdžios institucijos iškėlė nuskendusi povandeninį laivą iš vandenyno dugno, atgaudamos visą kokainą. Tačiau karteliai labai atidžiai stebėjo ir ši nepavykusi transatlantinė misija juos kai ko išmokė. Povandeninio laivo inžinerija nesužlugo. Stiklo pluoštas išlaikė, variklis atlaikė. 3500 mylių, o slapto dizaino dėka beveik mėnesį pavyko išvengti aptikimo. Vienintelis dalykas, kuris pavedė kartelį, buvo fizinės ir psichologinės žmonių pilotavusių povandeninį laivą ribos. Žmonės pavargsta, žmonės daro desperatiškus skambučius, o išsekę žmonės daro katastrofiškas operacinės klaidas. Taigi kartelio inžinieriai pažvelgė į prarastus milijonus dolerių ir uždavė savo labai paprastą klausimą. Kas būtų, jei jie visiškai pašalintų žmonės? Pašalinės žmogiškai faktorių, karteliai galėtų išspręsti visas operacinės spragas, su kuriomis jie susidūrė. Žmonių įgulai reikia maisto, vandens ir kvėpuojamo oro. Jie reikalauja ankštos kabinos, kuri užima vertingą vietą laivo korpuso viduje. Jiems reikia gyvenimą keičiančių išmokų, kad rizikuotų savo gyvybę. Tačiau kas blogiausia, žmonių įgula kelia žvalgybos riziką. Jei kontrabandininkas bus sučiuptas ir tardomas tarptautinių institucijų, visada yra tikimybė, kad jis neatlaikys spaudimo ir išduos kartelio vadų vardus mainais į susitarimą dėl bausmės sumažinimo. Mašinai nereikia kvėpuoti. Mašina nereikalauja atlyginimo. Mašinos negalima tardyti. Vietoj to, kad mokėtų beviltiškiams vyrams už naudingą kelionę per vandenyną, kartelio sindikatai pasamdė technologijų ekspertus ir jūrų inžinierius sukurti be įgulos valdomą pusiau panardinamą laivą. Jie visiškai pašalino įgulos kabiną. Be žmonių, įgulos svorio ir jų išgyvenimo atsargų, povandeninio laivo profilis galėjo būti suprojektuotas taip, kad jis sėdėtų dar žemiau vandenyje. Tai panaikino jau ir taip mikroskopinį radaro atspindį ir atlaisvino vertingos vietos kurui bei kroviniui. Tačiau valdyti droną atvirame vandenyne yra sudėtingas inžinerinis iššūkis. Nuotoliniu būdu valdomai transporto priemoniai reikia nuolatinio duomenų srauto. Daugelį metų tradiciniam jūriniam palydoviniam internetui reikėjo sunkių, daug energijos reikalaujančių kupolo formos antenų, kurios akimirksniu sugadintų povandeninio laivo nepastebimumą. Tačiau komercinis žemosios Žemės orbitos palydovinių tinklų paleidimas visiškai pakeitė situaciją. Plokščias, vandeniui atsparus imtuvas, dydžio kaip picos dėžė, dabar gali užtikrinti didelės spartos vaizdo transliacijas iš bet kurios pasaulio vietos. Norėdami pakeisti žmogų pilotą, jie tiesiogiai prie stiklo pluošto korpuso priekio pritvirtino plokščią Starlink palydovinę anteną. Tada jie prijungė 2 stebėjimo kameras prie povandeninio laivo. Viena buvo nukreipta į vandenį, kad stebėtų judėjimo trajektoriją vandenyne, o kita buvo sumontuota giliai variklio skyriuje, kad nuolat stebėtų mechaninius prietaisus.
Tai reiškia, kad kartelio operatorius galėjo saugiai sėdėti prie kompiuterio monitoriaus giliai Pietų Amerikoje ir nuotoliniu būdu valdyti 1000 svarų nelegalaus krovinio per tarptautinius vandenis. Tačiau tiesioginės vaizdo transliacijos nepakako. Jei stipri vandenyno banga užliedavo laivo priekį ir laikinai panardindavo anteną, kartelio operatorius prarasdavo ryšį. Todėl inžinieriai integravo autonominės navigacijos programinę įrangą. Jei Starlink signalas nutrūkdavo, valdymą perimdavo borto kompiuteris. Naudodamas iš anksto užprogramuotus GPS taškus, laivas išlaikydavo tikslę trajektoriją, kol užkopdavo ant kitos bangos ir atstatydavo ryšį. O įlipimas į bepiločius laivus kariuomenėms, juos medžiojančioms, sukelia visiškai naują taktinę problemą. Dabar, jei kartelio operatorius, sėdintis džiunglėse savo tiesioginėje kameros transliacijoje pamato karinį patrulinę laivą, jam nereikia panikuoti. Jie gali tiesiog paspausti klavišą ir įjungti skaitmeninį nuskandinimo protokolą, užtvindydami korpusą dar prieš kariniam jūrų laivynui paliečiant valtį. Tai buvo milžiniškas technologinis šuolis karteliams, o 2025 m. Liepą kariuomenė pirmą kartą išvydo šią naują realybę. Šukuodama Karibų jūros vandenis, Kolumbijos karinio jūrų laivyno pajėgos pastebėjo žemą pilką laivą, skrodžiantį vandenyną. Manydami, kad tai įprastas narkotikų kontrabandos pusiau panardinamasis laivas, patruliniai laivai ir orlaiviai užfiksavo koordinates. Įsilaipinimo komandos prisiartino mažais laivais, išsitraukė ginklus ir atliko tuos pačius taktinius manevrus, kuriuos prieš keletą metų naudojo JAV pakrančio apsauga. Jie priartėjo prie korpuso, tikėdamiesi rasti beviltišką įgulą, pasiruošusi atidaryti nuskandinimo vožtuvus, tačiau kai ginkluoti jūreiviai pagaliau atidarė liuką, jie sustingo. Viduje nieko nebuvo. Nebuvo kontrabandininkų, nebuvo oro ventiliacijos angų ir nebuvo įgulos su plastikiniais maišais. Buvo tik Starlink modemas, laidų raizgalynė ir tuščias krovinio skyrius, suprojektuotas pervežti 3300 svarų arba 1500 kg kokaino. Tirdama šį sulaikymą, karinė žvalgyba suprato, kad tai nebuvo nepavykęs narkotikų pervežimas. Tai buvo visiškai naujos kontrabandos strategijos bandomasis testas. Golfo klanas, didžiausia narkotikų kontrabandos grupuotė Kolumbijoje, vykdė autonominio drono bandymą be krovinio. Kontrabandininkai bandė drono išvengimo galimybės atviroje jūroje prieš rizikuodami gabenti tikrą krovinį. Kariniam laivynui pavyko perimti laivą. Tai buvo pirmas kartas, kai autonominis narkotikų dronas buvo sulaikytas Pietų Amerikos vandenyse. Tačiau tai tikrai nebus paskutinis kartas. Tas pirmasis 2019 metų panrančio apsaugos smūgis neužbaigė konflikto. Jis privertė kontrabandos operaciją išsivystyti į nuotoliniu būdu valdomą jūrų laivyną. Tarptautinės institucijos nebeieško beviltiškų kontrabandininkų stiklo pluošto vamzdžiuose. Dabar jos kovoja asimetrinį jūrų dronų karą prieš itin gerai finansuojamą sindikatą. Pašalinus brangų žmogiškąjį faktorių išlikties, karteliai iš esmės pakeitė kontrabandos ekonomiką. Jei jie pradės masiškai gaminti šias pigias, be įgulos plaukiojančias priemonės, jie galėtų užplūsti teisėsaugą spiečiaus taktiką. Jie galėtų povandeninių laivų vienu metu, žinodami, kad net jei kariuomenė perims 3 iš jų, likę 7 praslys pro tinklą. Ir tai yra technologinės ginklavimosi varžybos, kurios atspindi šiuolaikinį karinį konfliktą. Jei kartelis gali užprogramuoti laivą be įgulos narkotikams gabenti, valstybinė kariuomenė gali užprogramuoti tą patį laivą gabenti sprogmenis. Ukraina subūrė pasaulinio lygio dronų armiją, siunčiančią bepiločius kamikadzių jūrinius dronus susprogdinti Rusijos objektus, įskaitant karo laivus ir naftos platformas. Tai galite pamatyti čia, kitame vaizdo įraše. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame mūšio lauke.